AMD tikrai sugebėjo nustebinti su savo procesoriais. Jeigu pirmą, antrą kartą turėjo savo niuansų, tai dabartinės. Ir galvom pradėti publishinimą, tai yra užsiimti sklaidą ir padėti mažesniem kūrėjam išleisti savo žaidimus, juos prafinansuoti. Ir mes pradėjom būtent žvalgytis tarp tų žaidimų ir kažkokio tais kitokio tono, kitokio atspalvio ir tas mūsų kasdieniam darbe yra labai svarbu, dėl to būtent matrica, ekranas ir kaip jisai perteikia spalvas ir kokį ryškumą duoda yra labai svarbus momentas ir aišku yra svarbu. First City представляет интервью. First City представляет эксклюзивное интервью с актрисой